Dėkingi žmonės geriau rūpinasi savimi. Tyrėjai pastebėjo, kad tyrimo dalyviai, kurie pildė savaitinį dėkingumo žurnalą, mankštinosi 1,5 valandos daugiau nei grupė, kuri registravo kasdienius rūpesčius. Kitame tyrime dalyvavo suaugusieji, turintys įgimtų ar vėliau pasireiškusių nervų raumenų sutrikimų. Dalyviai, kurie vakarais trumpai prisimindavo gautus palaiminimus, kasnakt užmigdavo greičiau, miegodavo ilgiau, o pabudę jautėsi žvalesni. Tai faktai, bet yra viltis. Kiekvienas iš mūsų turime sveikatos įpročių, kuriuos norėtumėm pagerinti. Daugiau miegoti, reguliariai mankštintis, valgyti daugiau vaisių ir daržovių, gerti daugiau vandens ir taip toliau. Šią savaitę apsispręskite kažką pakeisti savo kasdienybėje. Kiekvieną dieną keletą ramių akimirkų praleiskite prisimindami gautus palaiminimus. Atminkite, teigiamą elgesį lemia teigiamas požiūris.